Sveiki visi. Šiandieną leidžiamės į kelionę. Į kelionę į Švediją. Kelionės tikslas yra nuvažiuoti, nusipirkti dviratį naują. Pamatysite jį vėliau video. Ir aplankyti ne vieną, ne dvi, ne tris, bet 6 pilis Švedijoje. Tai taip sakant, bus 2 dienos įtemptos kelionės ant dviračių ir traukinukais, su tikslu aplankyti 6 pilis ir kažkokiu tais būdu grįžti laiku atgal į Daniją, kad spėt pirmadienį į darbą. Tai va, tokia nusimato kelionė. Žodžiu, truputį apie kelionę. Tai pirminis kelionės planas, pirminė mintis buvo daryti ratą. Išvažiuoti iš namų ir važiuoti į Helsingorą, tą patį miestą su Hamleto pilim. Iš tenais keltis keltu į Švediją, tada važiuoti per Švediją iki Malmo ir sekmadienį per Malmo keltis atgal į Daniją į Kopenhagą ir tada iš Kopenhagos važiuoti namo. Daryti tokį ratą, taip sakant. Bet pastudijavus viešą transportą visą, nusprendžiau, kad nelabai apsimoka taip važiuoti, nes nors ir ant žemėlapio tas ratas gaunasi pakankamai patogus padaryti, bet realybėje pinga. Ta prasme, labai daug laiko suvalgytų visas Malmo judėjimas ir Kopenhagos judėjimas. Tai nusprendžiau tiesiog važiuoti į Švediją per Helsingorą, tada važiuoti iki tarpinės stotelės tarp Helsingborgo ir Malmės, būtent kur randasi visos 6 pilis, kurias noriu aplankyti ir kur randasi dviratis, kurį važiuojam pirkti. Ir tada sekančią dieną, sekmadienį vakare kažkada vėl grįžti į Helsingborgą, persikelti į Helsingorą ir važiuoti atgal namo. Tai va, tęsim kelionę. Planuojam aplankyti 6 pilis, nusipirkti dar vieną dviratį ir viską nufilmuoti. Paturėti šių tokių įspūdžių. Tai va, keliaujam. Gero žiūrėjimo. Ate, dviratukas, ate. Nu kągi, atvažiavom į Helsingorą. Už manęs matom autobusą, kuriuo atvažiavom. Keliaujam ieškoti kelto ir tada jau skelsimės į Švediją. Šiaip tiesą pasakius, visai būtų gerai išsiaiškinti, kokia yra sistema su dviračiais, kas liečia keltą. Nes nors aš dabar ir einu, taip sakant, peškomobiliu, bet grįžinėt planuoju su dviračiu. Tai būtų visai naudinga informacija, kur eit su juo, kur bilietą jam pirkti. Nes čia tam kasos aparate tai nebuvo jokios opcijos susijusios su dviračiais. Ir čia aiškiai negalima eiti su dviračiais per ten, per kur aš pėstysis einu. Tai va.
Priėjom kažkokį border patrol, tuoj reikia susirast pasą. Hi. Hi. Thank you. Thanks. Viskas. Atvažiavau į Švediją. Oras baisus. Blemba, lyja. Šlapia. Reikia ieškoti transporto. Net nežinau, kur man važiuoti reikia. Švediški gyvenviečių pavadinimai visi tokie keisti, kad juos atsiminti yra reikalų. Bet ką galiu pasakyti, tai yra tai, kad dabar pirmiausia keliaujam pasiimt dviračio. Susiradau autobusą ir traukinį, kurie man tinka. Belaukiant, pamačiau, kad yra kirpykla vieta. Užbėgu apsikirpti. Kirpo kažkoks indusas. Ir tas indusas buvo baisiai laimingas, pamatęs mano chaosą ant galvos ir pradėjo filmuoti, fotkinti į savo tikroką puslapį. Ir net tai tokia visai įdomesnė patirtis. Man padarė apie 15 minučių. Arba autobuso. Važiuosim toliau. Pasirodo, tuo metu, kai bandžiau įlipti traukinį, dar buvo per anksti ir neatsidarė durys tiesiog, tai va, bet nenufilmavau, kaip įlipau. Pagal Google Maps'ų tvarkaraštį čia turėtų būti tas traukinys, kurio man reikia, bet matysim, esu labai neužtikrintas tuom, nes kažkodėl, kai bandžiau nusipirkti bilietą prie aparato, man niekaip neleido pasirinkti kelionės į tą stotį, kurią man reikia. Tai va, tokios tos naujienos, tokios tos tokelės. Oras dėja baisus, ta prasme, šlapia, šalta. Tikrai ne pats geriausias pasirinktas savaitgalis kelioniai su dviračiu po pilis, bet yra kaip yra. Visgi, kaip matau, visos stotelės surašytos tos, kurių man reikia. Taigi, išvada paprasta. Nepasitikėkit vietiniam iškabom ir vietiniam lentynom, pasitikėkit Google Maps'ais. Žodžiu, nieko nesimato kažkodėl kameroje, kas ten parašyta. Bet ką tik atvažiavom į gyvenvietę, kurioje turėtų slėptis dviratukas. Ir nuo čia keliausime per savo pilių maratoną. Tai va, pati šita gyvenvietė vadinasi Marieholmas. Randasi tarp Helsingborgo ir Malmės. Ne idealiai pusiaukeliai, bet, tame tarpe, taip sakant. Pilys, į kurias žadame keliauti, irgi visos randasi apylinkėje. Pirma pilis, kurią bandysim pasiekti, yra apie 20 minučių dviračių nuo čia, kur dabar esam, nuo Marieholmo. Kaip ir tiek. Visus pilių pavadinimus, trumpas istorijas, panašius dalykus papasakosiu eigoje. Šiuo metu galva užimta navigacija po gyvenvietę, po traukinius, maršrutų dėliojimų ir panašiais dalykais, tai kol kas nenoriu apie tai plėstis. Ir ką tik supratau, pasižiūrėjęs dviračio skelbimą, kad tas dviratis neturi jokių purvasaugių ir lauke lyja, tai tikėtina, kad aš būsiu visas baisiai nešvarus arba reikia ieškoti kokios nors dviračių parduotuvės. Tai va, dar vienas smulkus niuansas iškilęs į paviršių, ką tik. Tai va.
Užėjau į vietinę parduotuvę, nes supratau, kad neturiu pasiėmęs grinų su savim. O pardavėjas kategoriškai nori tik grinųjų. Ir čia nėra nei vieno bankomato šitą miestelį. Bet kiek žinau, jeigu kažką perku, galima prie kasos nusimti pinigų. Tai tuoj bandysiu šitą teoriją. Problems, always. Kažkodėl neveikia cashbackas parduotuvėje. Artimiausias bankomatas yra už 10 km gretimam miestelėje. Tai keliaujam iki to gretimo miestelio dabar bandyti ieškoti bankomato. Ir jo, žodžiu, chaosas. Šita trumpa 10 km kelionė sudegins kaip minimum 1,5, galbūt net ir daugiau valandų. Nes nepaisant to, kad jisai yra netoli, į transportas viešas yra tik vienas, tai yra traukinys, kuris važiuoja plius minus kas valandą. Ir dabar man iki jo atvažiavimo reikės laukti 40 minučių, tada nusimti pinigų ir tikėtis, kad sutaps gražiai grįžimo traukinio laikas ir nereikės laukti dar valandos laiko grįžti iki čia. Nu va, čia prasidėjo mūsų kelionė. Po pačią Švediją mes važiavom traukiniu, važiavom iki čia, iki Marieholmo. Išlipom, nuėjom iki parduotuvės, pabandėm nusimti pinigų, grįžom atgal, laukiam sekančio traukinio, pavažiuoti vieną stotelę į Eslovą. Ir paskui iš Eslovo grįžti atgal į Marieholmą. Toks laimingas pamatęs bankomatą nebuvau jau senai. Radau bankomatą, pavyko, grinų nusiėmėm. Laikas eiti žvejot traukinį, grįžti 10 km atgal. Yra lygiai 3 valanda popiet. Pagaliau beveik atkeliavau iki dviračio savininko. Pagal grafiką vėluojam 2,5 valandos. Bet tai tik tais reiškia, kad vėliau apžiūrėsim paskutinę pilį. Taip sakant, tikrai nežadu eikvot, naikint, keist 6 pilių plano. 6 yra gražesnis skaičius už 5 paprasčiausiai. Va mūsų naujas, mano ir jūsų turistinis transportas šitos kelionės. Originalus planas buvo susirasti tiesiog atskirai rėmą, kur nors nusipirkti ir turėti savaitgalinį projektėlį susirenkant, bet neradau niekur jokio geros būklės rėmo, tačiau radau labai nebrangiai kažkieno jau pasidarytą projektą. Žinoma, reikės jį šiek tiek pakoreguoti. NBC mano kalboje nieko nereiškia, kaip ir skaičius 50, bet šį savaitgalį turistiniai kelioniai po Švedijos pilis bus pats tas. Na ką, pirmas kelionės etapas yra pavažiuoti iš va šito kaimelio 6,5-7 km į rytus ir turėtume pasiekti pirmąją pilį. Tai ką, važiuojam. Dar net neišvažiavus iš gyvenvietės, pamačiau vietą atrodančią kaip lobis. Geras. Pilis pirma iš 6 pasiekta. Sulijau baisiai, ką tik saulė išlindo, šiaip kaip vidury važiavimo važiuoju per pievas, gružiuosi rapsais žydinčiais ir kai davė lietaus, visos kelnės kiaurai šlapios, sprandas šlapias, bet ką padarysi, taip sakant, žinau, kad orus tokių žada, negalvojau, kad papulsiu. Va. Einam pasivaikščiosim po teritoriją, tiksliau aš einu, nusinešiu jūs pasivaikščiot po teritoriją.
siaubas, parinat mane, kam nusinčiu video kokį nors iš savaitgalinės kelionės, visi kapinėjasi, kad kalbu daug įskaitai ir dabar pradėjau pats save gaudyti šitoje vietoje. Tai va. Pauzė. Šitą video, kur aš sėdžiu prie stalo, filmuoju praėjus gerą mėnesį po pačios kelionės, nes beeditinant video nusprendžiau, kad reikėtų tiesiog nufilmuoti kažkokį intarpą, kur aš galėčiau trumpai papasakoti apie pačias tas aplankytas vietas. Tai pirmiausia apie Trolenos pilį. Tai Trolenos pilis, kaip vietovė, pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose minima 14 amžiui, bent jau remiantis Google. O kaip pilis buvo pastatyta 16 amžiui, buvo pastatyta Trolenos giminės, buvo perstatyta paskui 19 amžiui, siekiant, kad jinai būtų panaši į Renesanso pilis. Ir iki pačių dienų priklauso Trole giminiai. Ir va būtent šitas dalykas apie jos savininkus yra labai unikalus visam pasauliu, ta prasme. Yra labai mažas kiekis pilių, dvarviečių, kurios nuo pat jų pastatymo dienos iki pat dabar priklausytų be kažkokių tais nutraukimų tai pačiai giminiai, tiem patiems savininkam. Tai būtent tuom Trolenos pilis ir yra unikali ir įdomi. Jinai priklauso tai pačiai giminiai, kuri ją pastatė 16 amžiui. Ir ta nuosavybės teisė niekada nebuvo nutrūkusi. Dabartinio savininko pavardė irgi yra Trole. Tiesą pasakius, praėjo ne 1 valanda, o kokios 2, jeigu ne visos 3 valandos nuo paskutinio sykio, kada matėmės. Tai galiu papasakoti trumpai, kas nutiko. Tai pasivaikščiau aplink pirmąją iš 6 pilių, apvažiavau jas dviratuku, taip sakant. Ir tada mane vėl užpuolė lietus, sulijau, pakilo vėjas baisiausias, sušalau, slėpiaus nuo lietaus biškį. Ir reikėjo susirasti parduotuvę prekiaujančią bent minimaliais įrankiais, nes reikėjo porą smulkmenų ant dviračio pakrapštyti. Tai užtrukau geras 2-3 valandas iš viso ir dabar tęsim kelionę toliau. Esu atmynęs iki vienos gyvenvietės traukinių stoties, tos gyvenvietės, kurioje ir nakvosiu šią naktį. Ir dabar šoksim su eksploromobiliu į traukinį ir važiuosim iki vienos kitos gyvenvietės ir tada nuo jos minsim iki antros pilies. Originalus planas buvo aplankyti šiandien 3 pilis ir rytoj 3 pilis, bet panašu pagal valandas, kad šiandieną aplankysim 2 ir rytoj turėsim aplankyti likusias 4. Stengiuosi taupyti laiką, tai dėl to stengiuosi niekur per daug nestoti ir nieko nefotkinti, nefilmuoti, kas nėra pilys, nes suprantu, kad ir taip bus labai daug medžiagos filmuota, kurią visą reikės kažkaip sukišti 10, max 20 minučių. Bet šį kartą negalėjau nesustoti ir nenufilmuoti šito namelio. Jūs pažiūrėkit, kokia čia pasaka. Tik tais nesuprantu, kodėl kažkas sugalvojo jį dažyti geltonai. Mini pilaitė. Geras.
Toliau apie sekančią vietą, apie Bosjo klosterį. Tai Bosjo klosteris yra, kaip ir daugiau mažiau visos mano lankytos vietos, traktuojamos vienomis seniausių pilių rūmų pietų Švedijoje. Tai Bosjo klosteris įkurtas buvo 12 amžiui, jisai buvo įkurtas ne kaip pilis, o kaip vienuolių benediktienių vienuolynas. Paskui po reformų buvo perstatytas į, taip sakant, kilmingą karališką rezidenciją ir toksai stovi ir šiai dienai. Įdomu apie jį yra porą dalykų. Pirmas iš jų tai yra tai, kad pagal vietinę legendą jo teritorijoje auga 1000-metis ąžuolas, kuris esą yra senesnis už pačią pilį. Tai dėja, aš to nežinojau tuo metu, kai keliavau pro jį, nes būtų buvo tikrai įdomu aplankyti tą ąžuolą. Bet, yra kaip yra. O kitas įdomus dalykas yra tas, kad viduramžių bažnyčia, kuris stovi Bosjo klosterio teritorijoje, yra išlikusi visiškai pilnai 100% unikali nuo pat tada, kai jinai buvo pastatyta. Tai vėlgi yra pakankamai nedažnas dalykas su tokio amžiaus pastatais. Tai tiek tos trumpos informacijos apie Bosjo klosterį ir važiuojam toliau. Kadangi laukia yra pakankamai nešilta ir pakankamai vėjuota, tai šiuo metu nieko nepasakosiu apie visą šitą vietą, kurioje esu šiuo metu. Tik tais paminėsiu tai, kad yra labai įdomu tai, kad ta bažnyčia, kuri yra už mano nugaros, yra išlikusi, o visiškai autentiška nuo gilių viduramžių, kada buvo pirmą kartą ir vienintelį kartą pastatyta. Tai yra gan retas reikalas su viduramžiškais statiniais. Be nuotykių aš nemoku. Kai pirkau dviratį, žinojau, kad jo vienam varžtui yra negerai. Varžtas, kuris prispaudžia sėdynę prie sėdynės stulpelio, yra prasuktas. Dėl to sėdynė truputį klybo. Reikia pasikeisti varžtą, nes jo neišeina priveržti. Ok, galvoju, rytoj bus nauja diena. Nuo ryto būsiu kažkur, kur yra parduotuvių visokių. Užeisiu į specializuotą dviračio reikalų parduotuvę, nusipirksiu tą vieną varžtą, nebėda, taip sakant. Vieną kelionę atkentės tas dviratis. Tai va, turiu 17 km minimo be sėdynės. Važiuojam. Nu ką, beminant dviratuką, be sėdynės,
pamačiau šitą seną namelį, kuris labai patraukė mano akį. Pasakiškai gražu. Dar ką tik va tenais už manęs yra miškelis, per kurį pravažiavau. Prieš įvažiuojant į miškelį iš pievos į kelią man įbėgo zuikis. Buvo labai fainai. Bėgo prieš mane zigzagais. Jau temsta, jau beveik sutemo, bet jau matosi finišo tiesioji. Va ten, va kur tos šviesos, ten man reikia. Liko paskutiniai 3 km be sėdynės. Nu va, atmyniau iki cirkliako. Cirkliakas gelbėjo eilinį kartą vidury nakties, tiek Lietuvoje, tiek Švedijoje. Einu pasiimt vandens, kažką vakarieniai, nes jokios parduotuvės nebedirba ir reikia eiti ilsėtis. Piec kaip pavargau. Ojei, kaip neryšku. Ojei. Žodžiu, esu kažkur prie savo bookingo. Jisai kažkur šitam name, bet kur tiksliai neaišku, nes neatsiuntė jokios informacijos. Tai skambinėju, aiškinuosi. Žodžiu, chaosas, bet nuotykiai gerai. Iš nuotykių gimsta istorijos. Susimatysim, kai užeisiu į vidų pagaliau. Mirštu. Realiai mirštu. Va taip atrodo kambarys Švedijoje, kuris kainuoja 27 eurus nakčiai. Va taip jis atrodo. Lovas, staliukas, dar kažkoks mini staliukas, sėdynė mano, spintelė. Už durų koridorius bendras, ten dušas paskui toliau paėjau šiek tiek. Tai tokia ta šiandiena, tokia ta pirma kelionės diena. Aplankiau 2 iš 6 numatytų lokacijų. Likusias 4 lokacijas bandysiu apvažiuoti rytoj. Tik tais pirmiausia, rytoj ryte susitvarkyti reikės sėdynę, nes kojos tai net nedega, bet jas tiesiog traukia visas nuo paskutinių 17 kilų minimų atsistojus. Tai va, tokia ta mano diena. Iki greito, einu ilsėtis ir susimatysim rytoj.